Paminėjo, kad pranešimas įdomus, čia aišku, skonio klausimas, galbūt daugiau nukrypimai į vaikystę, kai daugelis iš mūsų kažkuo domėjosi, kolekcionavo, rinko, tai aš tą ir paliesiu. Apskritai, kalbant apie pasaulio paveldo objektus, tai žmonės ieško reginių, ieško kvapą gniaužiančių vaizdų ir tai, ką būtų galima pamatyti ir parodyti. Ir pasaulio paveldo objektus aprašančiuose tinklalapiuose dažnai yra dedami vertinimai ir kaip žmonės atsiliepia apie pamatytus objektus. Tai mūsų liūdesiui apie Struvės geodezinio lanko įamžintus pasaulio paveldo objektus atsiliepimai labai liūdni ir reitingai patys žemiausi. Na ir aišku, tai yra natūralu, nes žmonės tikisi pamatyti ar piramidės, ar Kinų sieną, ar dar kažką, o realiai vietoviai nepamato nieko. Taip kaip kolegos minėjo, reikalingas supratimas, reikalingas istorijos žinojimas, kad suprastumėm, apie ką eina kalba ir kodėl visa tai yra mums aktualu. Taigi, pirmiausia, paliesiu populiariausius kolekcionavimo sritis, tai filatelija, numizmatika ir apskritai įamžinimą ir sklaidą. Taip pat šiek tiek apie iniciatyvas. Tai pasaulio paveldo objektų sąraše 2005 metais atsiradęs Struvės geodezinis lankas nenukrito iš nieko. Struvės žinomas buvo žmonėm besidominantiem tiek filatelija, tiek astronomija, tiek geodezija. Ir Sovietų sąjunga labai žinojo Struvę, gerbė, taip kad praktiškai jis atsirado sovietmečio ženkluose kaip žymus astronomas, kaip Pulkovo observatorijos steigėjas, direktorius ir žymiausias astronomas. Tai prieš jūs yra ženklai skirti observatorijos 100-mečiui, taip pat 150 observatorijos metų ir Struvės mirties 100-mečiui. Taip pat buvo išleisti ir medaliai Struvei paminėti ir taip pat observatorijos įkūrimo paminėjimui. Ne tik Sovietų sąjungoje buvo tai minima, estai taip pat minėjo kaip žymų Tartu observatorijos mokslininką ir profesorių. Ir Struvės 200-osiams gimimo metiniam buvo išleistas proginis vokas. Pavyzdys, aišku, labai skurdus, baltas vokas, nepasirūpino žmonės, galbūt buvo ir kūrybingesnių privačių vokų, bet neteko sutikti, neteko pamatyti, taigi štai toksai. 2006 metais susirinkus Struvės geodezinio lanko koordinaciniam komitetui Švedijoje, pasiūlius Lietuvos delegacijai, buvo nuspręsta, kad geriausias sklaidos didinimas populiarioms masėms tai būtų per pašto ženklus. Ir buvo labai skatintos šalis leisti pašto ženklus. Na ir aišku, tai buvo geras žingsnis, kadangi pašto ženklai tuo metu dar žmonės labiau laiškus rašė, yra sutinkami, matomi ne tik filatelistų tarpe, bet ir eilinis žmogus gavęs laišką dažnai atkreips dėmesį, koks ženklas yra ant to voko. Kodėl buvo pasirinkti pašto ženklai, tai kaip matot, populiariausias europinis aukcionas Delkampnet. Čia yra kiek objektų yra šiuo metu siūloma, parduodama.
Tai pašto ženklai yra antras pagal populiarumą objektas. Tai nors ir mirštantis hobis, bet vis dėlto dar nemirė kolekcionavimas, žmonės domisi, renka, perka, parduoda. Tuo pačiu didina sklaidą. Nors siekiama buvo išleisti pašto ženklus, tačiau pirmie pasireiškė Baltarusijai ir 2006 metais, praėjus keliems mėnesiams po susitikimo Haparantoje, Švedijoje, pasirodė dvi proginės monetos. Aišku, Baltarusija tokia gal truputį net ir tuo metu buvo komandinė šalis, tai buvo ko gero lengviau įgyvendinti, mažiau buvo tiesiog nurodymas iš viršiau, iš aukščiau ir monetos pasirodė labai greitai. Tai monetos įdomios kuo, kad kvadratinė forma už apvalintais kampais ir tos dvi monetos, čia matom vieną monetą, tik tai aversą ir reversą. Kita moneta, čia nikelio lydinio, 1 rublio nominalo. Kita moneta yra sidabrinė, lygiai tokia pati, tik didesnė, sunkesnė ir be abejo brangesnė sidabrinė. Moldovos centrinis bankas 2009 irgi išleido Struvės geodeziniam lankui skirtą monetą. Moneta unikali tuo, kad jos tiražas tik 500 vienetų ir kiek teko domėtis, žiūrėti aukcionus, tinklalapius, niekur neteko matyti šios monetos parduodamos. Tai va tas yra iš tikrųjų nugulė kažkur į kolekcininkų ar nesidominčių tuo stalčius ir tiesiog ta moneta sunkiai randama. Taip pat Baltarusija vėl operatyviausiai sureagavo. 7 metais pirmas pašto ženklas buvo išleistas pašto bloke. Mano galva tai labai bjaurus pašto ženklas, bet čia skonio reikalas. Pirmos dienos vokas skirtas tam, gal trumpai, kas nežino, kas yra pirmos dienos vokas, tai pašto ženklo išleidimo į apyvartą dieną yra organizuojamas pirmos dienos antspaudavimas, dedamas antspaudas ta data, rašoma dažniausiai nacionalinė kalba ir prancūziškai, kad tai yra pirma diena, ir antspaudas bandomas kurti taip, kad iš kažkiek sėtųsi tematika su tuo, kas yra vaizduojama pašto ženkle, kam yra skirtas tas pašto ženklas. Toliau 8 metais Moldovai pasirodė ženklintas atvirukas, liaudį vadinamas markiruotu. Markiruotų atvirukų, šiuo atveju tai yra vokas, ne atvirukas. Ir voke yra įspaustas, jis nėra užklijuotas, yra įspaustas pašto ženklas, kuris, aišku, taip pat atstoja tą pačią funkciją, kaip ir užklijuotas pašto ženklas. Na ir sekantis jau eiliai buvo mes, čia didelės pastangos ir Sauliaus buvo, ir apskritai žemės tarnybos tuo laikotarpiu, kad būtų pramušta ta idėja ir Lietuvos paštas sutiko išleisti 2 pašto ženklų seriją. Tikrai gan gražus ženklai. Ir aišku, skandalas buvo kilęs šioks toks su šiais ženklais. Matot, lapelio viršutinėje juostelėje yra UNESCO ženklai ir pasaulio paveldo ženklas. Tai nesu tikras visos rutinos, gal iš UNESCO atstovybės žmonės kažką daugiau pasakytų, bet šitas panaudojimas to ženklo kažkaip nebuvo suderintas. Ir ilgą laiką nebuvo galima nusipirkti Lietuvos pašte šitų
ženklų lapeliais, tiesiog viršutinė juosta buvo nuplėšiama ir parduodamas lapukas be viršutinės juostelės, be tos simbolikos. Tik po to kažkodėl buvo nuimtas tas draudimas ir jau paštas leido įsigyti ir platinti ženklus nepažeistus pilnuose lapeliuose. Lietuviškas pirmos dienos vokas, pirmos dienos lapelis. Lapelis vėlgi skiriasi nuo voko tuo, kad yra lapelį, daugiau informacijos pateikiama ir taip pat antspauduojama tik ta diena. Yra kolekcininkų, kurie renka būtent pirmos dienos lapelius, bet tai vėlgi, kuo toliau, tuo mažiau jų pasirodo. 10 metais pasirodė Tartu observatorijai skirtas ženklintas atvirlaiškis su Tartu observatorijos vaizdu ir taip pat su jau matytų kitų kolegų pranešimuose bazės matavimais. Na ir taip pat su įrašu, kad tai yra Struvės geodezinis lankas kaip UNESCO paveldo objektas. Antspaudai komponuotas teleskopas, žvaigždės. Latvių kolegos pasistengė, kad būtų išleistas latviškas 2 ženklų pašto blokas. Latvijoje buvo pripažintas gražiausių tų 2011 metų pašto ženklo, nors vėlgi nežinau, ar jums jis atrodo skoningai, bet informacijos perteikta labai daug. Ir buvo malonu asmeniškai gauti iš Janio Kaminskio pirmos dienos voką. Taip pat interneto platybėse radau privačiai išleistą Struvės geodeziniam lankui einančiam per Latviją su Latvijos Struvės geodezinio lanko taškais atviruką. Toliau noriu paminėti tokį dalyką kaip privatus ženklai. Nežinau, kiek kas susidūrė, kiek žinote, tai daugelis pašto administracijų suteikia klientam, organizacijom užsisakyti tokius pašto ženklus, kuriame pašto ženkle galima panaudoti praktiškai bet ką, ar tai būtų šeimos įsimintina nuotrauka, ar koks šeimos jubiliejus, ar šiaip istorinis ar atmintinas objektas, ar organizacijos logotipas. Gali būti iš esmės bet kas, tačiau turi būti būtinai panaudojami rėmeliai, šiuo atveju Latvija, nominalas 31 tuo metu naudotas Latvijoje pasiūsti laišką. Ir be abejo, tokie ženklai yra parduodami stipriai brangiau, vartotojas apmoka dažniausiai 2-3 nominalinę vertę. Dar kitas dalykas, kad yra tokiuose, pavyzdžiui, Lietuvoje yra uždėtas apribojimas, privatus asmuo negali užsisakyti privataus ženklo, tik organizacijos, ta prasme, juridiniai asmenys. Ir taip pat, man atrodo, minimalus tiražas yra 20 000 ženklų, kas labai riboja galimybę tokiu būdu skleisti informaciją. Taigi 2011 metai buvo kaip iš gausybės rago visuose šalyse. Estijoje taip pat pašto blokas iš 2 ženklų, įdomus antspaudas naudotas su trianguliacijos bokštais, trikampio forma, kaip stabiliausia figūra geodezijoje naudojama. Suomijos paštas, vėl savilipis pašto blokas iš 2 ženklų, ženklai unikalūs tuo, kad vienas ženklas yra kitame. Ta prasme, išėmus iš apvalaus ženklo Suomijos kontūrą, tą ženklą galima naudoti kaip 2 klasės pašto ženklą, siūsti nepirmenybinį laišką Suomijoje. O taip pat galima ir apvalų naudoti.
Mano skoniui tai pats gražiausias ir sėkmingiausias iš Struvės geodezinio lanko ženklų. Taip pat Suomiai yra išleidę visiems UNESCO objektam, bet ir Struvės geodezinio lanko įamžinimui skirtus atvirukus su pilna informacija, su vaizdu. Suomija, kaip jau buvo minėta, gan unikali šalis tuo, kad jos žemės paviršiuje išskyrus pelkės visur beveik kitur yra uolos ir išlikimas ženklų yra labai didelis. Tiesiog buvo išgręžta skylutė kažkada matuojant ir ji liko iki šių laikų, tai ženklai nesunaikinti. Švediškas taip pat tų pačių metų pirmos dienos vokas, pirmos dienos lapas ir pašto blokas iš 2 ženklų. Vėlgi švedų unikalus pavyzdys, kiek galima informacijos sudėti į tą pašto bloką. Tai va, jeigu žmogus domisi, gilinasi, kiek tai yra pavaizduota jame, tai labai daug informacijos žmogus gauna, pažiūrėdamas į tokį pašto bloką. Šiek tiek apie Jungtinių tautų organizacijos leidžiamus pašto ženklus. Jungtinių tautų organizacijos pašto ženklai unikalūs tuo, kad leidžiami yra 3 šalyse, tose, kur yra Jungtinės tautų organizacijos būstinės, tai New Yorkas, Ženeva ir Viena, leidžiamos, aišku, tų šalių nominalais, tai būtų doleriai, eurai ir Šveicarijos frankai, ir galima siųsti, naudojant tuos pašto ženklus, korespondenciją tik iš tų būstinių Jungtinės tautų atstovybės. Tai buvo išleista 6 ženklų šiaurės UNESCO objekto ženklų serija, kurių vienas buvo skirtas Fuglenėse esančiam Struvės geodezinio lanko taškui ir paminklui. Pirmos dienos antspaudavimas Vienoje, šiuo atveju su Struve nieko bendro neturintis, nei geodezija antspaudas, bet šiaip ant voko matom tą patį paminklą. Norvegam nepavykto išleisti valstybinių lygių pašto ženklų, tai ten pasireiškė privati iniciatyva, buvo kelių tipų išleisti norvegiški privatūs pašto ženklai, taip pat antspaudavimą priderino tais pačiais 11 metais. Ir čia kaip pavyzdys mano įdėta iliustracija, kad pavyzdžiui, naudojant norvegišką tą pašto platformą, mes galim net ir su lietuviška tematika pašto ženklus įleisti, dėdami, kad ir punkto meškonį savo vaizdelį. Tiesiog reiktų užsisakyti. Ir tiražas labai demokratiškas. Užtenka 20 pašto ženklų Norvegijoje užsisakyti ir galima tokią laidą padaryti. 12 metais susirinkęs koordinacinis komitetas Ašmenoje vėl akcentavo, kad reiktų skatinti visas šalis Struvės geodezinio lanko dalyvės, kad būtų per kolekcinius dalykus būtų einama į mases, kad būtų leidžiami tokie dalykai. Visos šalis pasižadėjo, kaip kurios sėkmingai tai darė, ne visom vienodai sekėsi. Ukrainos pašto ženklas nebuvo išleistas, tik vokas Struvės lankui skirtas. Toliau matom medalį arba žetoną, kalyklą olandišką, bet latviška tematika, ir tą medalį ar žetoną užsakė Latviai, kurį panaudojo įvairiuose kortelėse populiarint Struvės geodezinį lanką. Tai ir čia mačiau Sauliaus pateiktą eksponuojama yra viena iš kortelių. Baltarusija
UNESCO 60-mečiui skirtą išleido savo pašto ženklą, įamžindamas savo 4 objektus, tai Belovežo giria, Mirjo pilį ir neatsimenu vieno, ir dar Struvės geodezinio lanko tašką, kurį matoma, taip pat paminklas Struvės geodezinio lanko. Lietuvos eilė. Moneta. Čia matom maketą, ne originalą, bet tiek makete, tiek laidoj prasiskverbė viena klaidelė. Latvijos pavadinimas angliškai, kai visų kitų šalių pavadinimai yra nacionaliniam kalbom. Aišku, smulkmena, labai sunku sužiūrėti viską. Jeigu ta klaida būtų vienetinė, tarkim, vienoje ar keliose monetose, tai tas objektas būtų pasidaręs unikalus, tai būtų visiška retenybė, būtų brangus objektas ir panašiai. Kai yra visas tiražas toks, jis nėra prasmingas. Nors jeigu galima nukrypimą lyrinį, tai buvo katekizmui skirtas pašto ženklas Lietuvoje išleistas ir užrašas buvo vietoj pirmoji knyga parašyta pirmoji. Ir pašto administracija pastebėjo tą klaidą ir išvakarėse buvo surinktas visas tiražas iš paštų, iš visų platinimo vietų, tačiau dalis ženklų nutekėjo. Nors ir buvo jie sunaikinti, išleista pakartotina teisinga laida, tai va tie nutekėję ženklai yra labai brangus, gan sunkiai randami ir iš tikrųjų tarp kolekcininkų turi didelę paklausą ir vertę. Moldovos antra pašto ženklų laida Struvės geodeziniam lankui, pirmos dienos vokas. Rusijoje moneta išleista 18 metais. Taip pat ženklintas vokas. Baltarusijoje Struvės geodeziniam lankui skirtas pašto blokas, kurį komponavo viską, ką galėjo. Laukuose Struvę ir Tenerį matom, o pats pašto ženklas vaizduoja Chotską ar Chotsko, kuris ir Lietuvoje reiškiasi kaip matininkas. Pirmos dienos vokas, vėl labai įdomus pirmos dienos antspaudas. Estiškas Struvės geodeziniam lankui ir Simona Vyverė matavimo bazės skirtas atvirukas su aprašymais ir vaizdais bazės matavimo kitoj pusėje. Moldovos paštas išleido atviruką, taip pat skirtą visiškai nedideliu tiražu. Taip pat ir ženklintą pašto voką, kuriame yra vienintelis Moldovos UNESCO paveldo objektas, Rūdį punktas. Vėliau bus pavyzdys šioks toks apie Moldovą, tas pats atvirukas su bloku ir praėjęs paštą. Ukrainos moneta. Jiem pašto ženklo nepavyko išleisti, tik monetą. Dar yra ir monetų išleistų šalių neturinčių nieko bendro su Struvės geodeziniu lanku, tai šiuo atveju Kuko salos. Aš spėju, kad buvo ne tik Lietuvai skirta moneta išleista ir kitom šalim, bet nepavyko rasti daugiau informacijos, nei pačių monetų vaizdų. Aš spėju, kad galbūt visa serija galėjo būti. Čia keli žodžiai apie
apie apžvalgą, kaip Struvės geodezinio lanko šalis vykdė įsipareigojimus išleisti pašto ženklus ir monetas. Norvegai matom silpniausiai, kitose šalyse net po 2 kartus. Aišku, Moldavai šiuo atveju pavyzdingai 2 pašto ženklai, moneta, ženklintas vokas, atvirlaiškis. Keli žodžiai apie kolekcinius dalykus kaip investicija. Jeigu žiūrėsim į Struvės geodezinio lanko monetas, tai čia kokią pavyko surinkti informaciją iš aukcionų, kokia yra realizavimo kaina arba išstatyta mažiausia kaina, nuo kurios galima nusipirkti tas monetas. Aišku, jos labai netolygios, bet kaip matom, pigesnės monetos pabrango labai stipriai. Na ir dabar apie blogus pavyzdžius. Šiuo atveju Ukraina pati neišleido nei vieno pašto ženklo skirto Struvės geodeziniam lankui, bet leido pasireikšti privačiai iniciatyvai, bet visiškai be jokios kontrolės, be apribojimo. Kadangi yra reikalavimas leidžiant privatų pašto ženklą, tai turėtų būti autorinės teisės vaizdeliui, arba tai, jeigu tai šeimos nuotrauka ar kažkas, ar vaizdas, turi būti suderintas su autorium. Čia privačios firmos užsiimančios filateliją leidybą, aš greitai prabėgsiu, galit pasižiūrėti, kiek jie prištampavo ir visišką mišrainę, suplakta viskas, pavogti vaizdeliai paimti iš kitur, be jokių autorinių nuorodų, be nieko. Ir visa tai yra išstatyta eBayaus aukcione. Pardavimo kaina prasideda nuo $59. Savikaina tokio viso užsakant Ukrainos pašte yra apie $10 ir daugiau priklausomai nuo tiražo tokio lapuko. Ir aš peršokau, daug vaizdų buvo, šiek tiek apie kitus įamžinimo pavyzdžius, aš jau matau, išnaudojau beveik laiką, greit prabėgsiu. Šiek tiek apie kitus ne tik kolekcinius objektus įamžinant. Tai Haparandoj įdomus architektūriškas sprendimas, trikampis ir figūra su apskritimu žemės formulėm. Toj pusėje Alatornio bažnyčiai, kur taip pat buvo Struvės objektas, ir šitoj pusėje buvo matuota. Muziejus Golšanuose. Estijoje eksponuojama taip pat maketas piramidės ir punkte pristatymai rengiami, taip pat punktas su stiklinė piramidė atidengiančio originalų vaizdelį su originaliu centru, taip pat paminklas šalia. Dėlionė, kurią galit pamatyti ekspozicijoje, taip pat ir internete galima nusipirkti kitą pavyzdį. Estai labai pasireiškia, Tartu universitetas, liniuotė su grandinė, Struvės geodezinio lanko, saldumynai susijęjami su Struvė puodelis, markeriai trispalviai. Latvijoje fasadai kaip namo papuošti. Na, Vilniaus rajone mikroautobusai važinėjo, nežinau, gal daugelis matėt. Dabar atrodo nebėra, jau nežinau. Dar vienas blogas pavyzdys, kas nutiko Moldovoje. 2006 metais buvo su didžiausia pompa atidarytas Struvės geodezinio lanko punktas, nutiestos trinkelės, pasodinta gėlynai. Po 2 metų jau žėlė žolės, kas nutiko po 4 metų, matot nuotrauką, džiunglės. Po kritikos, aišku, jie susitvarkė, bet internete pasklido vaizdeliai ir negeri atsiliepimai. Na ir porą žodžių pabaigai pačiai apie idėjas sklaidos didinimą. Tai norėčiau grįžti prie idėjos sukurti Struvės geodezinio lanko logo ir galbūt jį registruoti. 10 šalių
galėtų būti pakankama sklaida to logo. Grinai ne tik, kad UNESCO būtų ženkliukai, bet ir Struvės geodezinio lanko logo. Čia idėjų yra, galima būtų plėstis, bet galbūt privačiai po to. Kitas dalykas – maisto produktai, jų įpakavimas. Teko matyti Danijoje. Galbūt šiek tiek dabar pasikeitų situacija yra, bet alaus butelis, bent jau Tuborgo alus, kitoj pusėje etiketės yra informacinė sklaidai skirta informacija, kur gali būti aprašoma bet kas, ar tai būtų įdomus, unikalūs faktai, ar kokios tai myslės, anekdotas, ar dar kažkas pateikiama. Tai puikiai sklaida būtų per tokius įpakavimus, kaip švedai tą patį daro ant jogurto ar pieno pakuočių, taip pat galėtų eiti ir apie Struvės geodezinio lanko punktus ar kažką tokio. Ant pieno pakelis jogurtas stovi ant pusryčių stalo, vaikai skaito, ten tiesiog mokyklinė informacija Švedijoje yra pateikiama tuo būdu. Vėl žaidimais, stalo žaidimai. Mačiau mobilių telefono aplikacijų žaidimų, suomių kurtų, bet nežinau, ar jos iki galo buvo sukurtos ar ne, bet irgi idėja būtų sklaidai. Na ir geocachingas buvo labai populiarus, kiek prislopęs, bet galima būtų atgaivinti, jeigu nežinot, kas tai yra, tiesiog pagal koordinates ieškomi lobiai ir Struvės geodeziniai punktai galėtų būti kaip tų lobių vietos. Ir ten galima būtų padėti, kad tiesiog ar pieštukas, bloknotėlis, ar palikti savo įrašą, ar dar kažką, kaip šalyse yra. Tiesiog tai yra populiaru ir sklaida iš tikrųjų būtų gera. Atsiprašau, išnaudojau ir pernaudojau laiką. Ačiū už dėmesį. Jeigu turėsit klausimų, turbūt ne dabar, o po. Labai dėkui, Arūnai. Aplojam.